Labą dieną. Mes šiandien laidoje turėsime dar vieną svečią. Jis yra labai įdomus, labai įdomus. Su juo mes aptarinėsime problemą. Vieną ir vienintelę, kurios niekaip pasaulis negali išspręsti. Kur dėti nukirstas nendrės? Štai jis ateina. Pone, čia ateikit, prašau. Taip, va čia mes jums padėjom švarką. Taip, atsargiai. Pone. Taip. Taigi, mes norėtume jūs paklausti, kur jūs dedate nupjautas nendres? Juk tokia didelė problema šiuolaikiniame pasaulyje. Kad tokias? Nendres. Štai tas zašūdis. Na va, parodysim. Štai nendrės labai, tačiau jos nenupjautos, aišku. Taigi problema išspręsta, jos auga. Bet kur jas dėti, kai mes jas nupjauname? Nendrė čia susijusi automechanika. Tai aišku, iš kogi daugiau mes darom benziną? Ale matkai būn. Nu žinai. Ja, kur mes baigiam? Nendrės, nupjautos. Geriau visą naktį, žinai, bloga man dabar. Einu, žiūriu grevys, galva išsimaudys. Žiūriu bėbras. Nu, pasisveikinu, sakau, labas Fėdė. Sako, kaip man juokingai skrenda ta gulbė. Ten ne gulbė, ten varnėnas. Sakau, labas Fėdė. Jis man sako, sveiks. Sako, kaip laiką leidė. Jis man sako, gerai. Sakau, taip, o nendrės? Ai, ne. Tipa, pailgas toks? Taip, va tos va. Tu durna, ką? Pailgas tai va čia. Ne. Pailgas tas tai va čia. Jūs turite omeny stuburą? Būtent. Gerai. Galiu aš atsistot, man nepatinka sėdėti. Jaučiuos kaip kažkoks taip. Galit, ponė. Tik tai pakalbėkime apie mūsų problemą. Duok ranką. Oi, dėmit, apsitieškiu man sakyti. Taigi, atsistokime ir padiskutuokime apie kitą mūsų labai žymią problemą. Ar galim gyventi kartu su nepraustaburniais? Čia tipo tie, kur Tie. nesimaudo? Ne, nepraustaburniai. Tai kitos religijos žmonės. Ale žiūrėk, nendrė. Taip, galim ir apie jas pakalbėti. Čia mano katinas teritorija, tai nevatai. Adios, amigas. Einam į mūšio lauką. Pone, aš tik, suprantat, aš ne į temą.